Šiandien pakalbėsim apie žmogų ir žmogaus teisės. Kas darosi su žmogumi dabartinėmis sąlygomis ir su jo teisėmis. Ar mes pastebime, kad kaip pasikeitusi visuomeniniai santvarkoje mūsuose keičiamės ir mes patys. Ar suvokėme, kad mus pradėjo valdyti trys, taip sakoma, dievai - pinigai, valdžia ir žiniasklaida. Ar mes matome, kad visos neigiamos žmogiškosios savybės, kurios leidžia tobulai tarnauti šiems dievams, dabar gyvenimiškai įprasmintos ir įteisintos. Keičiasi mūsų moralinis, emocinis, intelektualinis pasaulis. Moralė tampa faktiškai tik priedanga iš esmės amoraliems dalykams. Ji panaudojama egoistiniams tikslams. Ir tokiu būdu tampa faktiškai antimoralė. Viskas moralu, kas tarnauja mano interesams. Toks yra dabartinio žmogaus moralinis kodeksas. Evoliucionuoja ir mūsų emocinis pasaulis. Vis daugiau ryškėja emocinis žmogaus ribotumas. Meilė, draugystė, užuojauta veikiau tampa tokie imituojami dalykai, nei egzistuojantis iš tikrųjų. Tokie emociniai žaidimai, žinoma, iš dalies kompensuoja mūsų to realaus gyvenimo tuštybę. Jo grinai tokį piniginį emocionalumą. Bet kitas šios tuštumos kompensatorius - masinė kultūra, su jai būdingu perdėtų kraštutinių tokių aistrų, poelgių, konfliktų kokteilių, su juo tokia holivudiška produkcija. Intelekto ir proto ugdymas irgi įgauna gana vienpusišką kryptį. Vis rečiau sutinki žmogų, kuris būtų iš tikrųjų išsilavinęs ir apsiskaitęs. Žmonės labai užsiėmę bei susirūpinę yra tuo, kaip užsidirbti, arba kitais būdais, kokiais gauti pinigų. Jie per daug politikuoja ir per mažai mąsto. Ir intelektualinis pasaulis susiaurėja iki kompiuterinės programos lygio. Yra toks žinomas posakis, jeigu tu toks protingas, kodėl tu toks biednas? Į tai šiandien galima atsakyti turbūt taip. Jeigu tu toks turtingas, tai kodėl tu toks durnas esi, kad su tavim nėra apie ką pakalbėti. Taigi moraliniu, emociniu, intelektualiniu požiūriu formuojasi tokia, galima sakyti, nauja žmogiška būtybė, kuri pritaikyta atlikti tam tikras socialinės funkcijas. Pastarosios diktuojamos būtent kapitalistinės visuomenės reikalavimu. Šiuo požiūriu žmogus primityvėja. Ir tas primityvėjimas nėra kažkoks neigiamas reiškinys. Priešingai, dabar taip ir suprantamas kaip pažangos požymis. Žmogus ir visuomenė susilieja į vieną visumą ir šį visumą tai civilizacinės bei santvarkinės vakarų produktas ir projektas. Vakarų civilizacija, kurios dalimi su pasididžiavimu dėja laiko save ir Lietuva,
šiandien pergyvena tokią rimtą sisteminę egzistencinę krizę. Į vieną jos priežasčių ir tuo pačiu pasekmių yra taip vadinama naujo genderizmo teorija ir praktika. Arba, kaip sakoma mūsuose, vaivorykštinė ideologija. Taip vadinamas naujos europinės vertybės. Kodėl būtent tai yra priežastis ir pasekmė? Pradžia ir pabaiga, alfa ir omega visos degraduojančios vakarietiškos civilizacijos, reiškiasi ir mūsų Lietuvos. Atsakydamas į šį klausimą pradėsiu iš gilumos. Yra žinomas senovės graikų mitas, kuris iki mūsų dienų atėjo per Platono interpretaciją. Jo esmė ta, kad pirmieji žmonės buvo andraginiški, tai yra jie buvo keturkojos, keturankės, dviveidės būtybės, kuriuose buvo du pradai, vyriškas ir moteriškas. Šie andraginai buvo tokie atseit galingi, kad metė iššūkį dievams ir pastarieji keršydami už tai suskaldė juos perpus, padalindami į vyrus bei moteris. Ir dabar šios dvi būtybės nuolat ilgisi viena kitos ir ieško savo prarastos pusės, kad vėl susijungtų į vieną visumą. Kaip teigia Platonas, tai ir yra meilės traukos esmė. Šis senovinis mitas, mano nuomonė, yra tiesiogiai susijęs su šiuolaikinėmis liberaliosiomis tokios genderinėmis lyčių problemomis, su jų 50 pilkų seksualumo atspalvių, ir kurias vakarių visuomenė bando integruoti į žmogaus teisių sampratą. Šiuo atžvilgiu logiška būtų prieš kalbant apie žmogaus teisės pasidomėti, kasgi yra žmogus. Žinoma, tai yra filosofinis klausimas, aš į jį per daug dabar nesigilinsiu, bet tik pažymėsiu, kad nuo senovės graikų mitologijos ir filosofijos laikų aišku, kad viskas šiame pasaulyje susideda iš priešingybių, o vieningos visumos sudvejinimas yra vystymosi dialektikos esmė. Taigi, žmogus pirmiausia yra jo sudvejinimas į vyrus ir moteris. Viskas, kas yra už šios priešingybės ribų, jau yra kažkas nežmoniško arba antžmogiško. Ir vakarų civilizacija, kaip rašė Erichas Fromas, užuot sulyginusi priešingus moteriškus ir vyriškus polius, stengiasi juos padaryti vienodus. Ir šia prasme homoseksualumas ir kiti netradiciniai santykiai, esminių seksualinių skirtumų ištrynimas ar jų kaita, tai yra ne tik vakarų civilizacijos, bet ir jos nešėjo bei kūrėjo vakarų žmogaus nuosmukio, regreso ir išsigimimo ženklas. Tik klausimas, ar ši translyčių epidemija išplis į likusį pasaulį, ar pavyks ją lokalizuoti šiuolaikinio vakarietiškumo teritorijoje. Tegul visas dabartinis vakarietiškas tas bedlamas ten vakaruose ir virsta savotišku panoptikumu, kuriuo pasižiūrėti gali lankytis smalsus daugiakalbiai turistai, o paskui pasakos savo tautiečiams apie užjūrio pabaisas kaip Marko Polo laikais ar dar ankstesniais laikotarpiais.
Žinoma, šiuolaikinėme pasaulyje viską galima pamatyti internete. Nu, tačiau žmonės kažkodėl vis tiek lankosi zoologijos soduose. Be to, kažkodėl brūzda toks knibžda įtarumas, kad tokio pobūdžio turizmas gali tapti gana pelningų verslų iniciatyviems žmonėms. Vienas toks iš veiksmingų netradicinės tokios lokalizacijos būdų gali būti tarp kitko ir tokių klausimų genderinių išbraukimas iš žmogaus teisių doktrinos turinio. Juk kalbame ne apie žmogaus teisės ir net ne apie žmogų, apie jų antipodą, apie paties žmogaus kaip tokio sunaikinimą. Ir ironiškas istorijos paradoksas šioje vietoje slypi tame, kad šiandien mes matome tarsi grįžimą į andraginų mitologiją, tik į jos tokią tragifarsinę, karikatūrišką versiją. Žmogus virsta post žmogumi, tai yra kažkokia amorfinė, neseksualią ar poliseksualią, bekūnę ar daugiakūnę būtybę, kurioje nėra priešingų pusių, į kurią galima suskaldyti tik į tokias metafizinės dulkes. Tai kokiasgi galėtų būti šio nežmogiško padaro žmogaus teisės, apie kokias žmogaus teisės šiuo požiūriu galima kalbėti. Čia reikia kažkokie visai nauji dalykai, naujas požiūris į visą šią problematiką. Tai tiek šiuo klausimu.